Labą dieną, linkėjimai iš Melkio kaimo. Projektas Išgelbėk draugę ir padaryk jai daržą. Tai su komanda atvažiuojam pas Vilmą, naujakurę Melkio kaime ir darysime čia Molynuose daržą. Kurgi ta šeimininkė? Labas rytas! Atvažiavo gelbėtojų komanda. Labai laukiau. Taigi, tyrinėjame žemę, kur darysime daržą. Sklypas apaugęs įvairiais medžiais, dalis sklypo molingas giliau. Ir paviršius, sakyčiau, toksai derlingas priemolis ir man jisai patinka. Ir nusprendėm daryti daržą ant pietinio šlaito kalnelio. Tai va čia ir pradėsim. Pirmas darbas – pašalinti seną žolę, tada reikės nukasti velėną, nes darysim greitą daržą. Ir matosi, kad samanų yra daug, reiškia dirva rūgšti. Labai gerai, kad atsivežiau kalkių. Na va, teritorija atlaisvinta nuo senos žolės beveik. Ja būtinai panaudosime. Nukasime velėną, kompostuosime, seną žolę panaudosime komposto krūs. Tai ką, vyrai, žymimės dabar teritoriją, kurią paversime daržu. Viršutinį sluoksnį iškasam. Jį paskui maišysim su juodžemiu, su durpe ir dėsim atgal. Reikia truputėlį paminkštinti gilesnius dirvos sluoksnius. Na va, žemė ant dugno supurenta, matosi čia moliukas, toks sunkus priemolis galima sakyti. Tai reikia ją lengvinti. Labai daug organikos negalime pridėti, nes jinai fermentuosis ir stabdys tada šaknijimosi procesus augalams. Todėl dedame nors šiek tiek. Sekantis žingsnis dar labiau užtikrinti orą gilesniuose sluoksniuose. Taigi tada dedame agroperlitą. Taip pat į gilesnius lysvės sluoksnius įterpinėsime šiek tiek granuliuotų kalkių. Šitos kalkės nuostabios tuo, kad jas galima įterpti bet kada, jos skirtos eko ūkiams ir jos yra su magniu, kas labai svarbu daržovių mityboje. Toliau ruošiamos lysvės, taigi pasistumėta į priekį gana stipriai. Molis kapojamas, maišomas su durpe ir juodžemu ir dedamas į lysvės. Ir lysvės pamažu pilnėja. Aišku, tar sluoksniuose pabarstoma agroperlito, šiek tiek kalkių natūralių. Ir panašu, kad jau šviečiasi neužilgo finalas. Mes su Vilma irgi moteriškai padirbėjom. Pamačiau aš jos vargšą čiobrelį ir sakau, padarom gėlyną. Tai vat, padarėm gėlyną. Čia truputėlį kukliau padirbėjom, bet irgi įterpėm ir juodžemio, ir durpės, ir agroperlito, ir kalkių. Ir dabar sodinsim. Kadangi augalėlis stipriai pavargęs nuo buvimo vazonėlyje, tai atvežiau stebuklingos dovanos Vilmai. Tai yra sapropelis su durpe paruoštas naudojimui, tai yra ne žemė, tai yra trąša. Įdėsim šiek tiek į duobutę. Į tokio augaliuko duobutę, užteks 2 gerų saujų ir šita trąša veiks kelis metus ir jis būtinai atsigaus. Na va, darbą baigiame. Kadangi nėra baisiai molis, o tik tai sunkesnis priemolis, tai nebūtina buvo lysvių iškelti labai aukštai. Vagelės bus daromos tankiai, taupant vietą, sėjama ravimo rankomis, aišku.
Ir vat į vageles galima bus pabarstyti sapropelio su durpe. Dabar dar vieną lysvę uždengsime štai tą šieno krūvą. Na va, paskutinis akcentas. Lysvė padengiama mulčiumi, nes jinai nebus greitai naudojama, o kai reikės naudoti, tiesiog mulčius bus nuimtas ir paklotas šalia lysvės, kad kraštai nedžiūtų ir kad žolės taip šalia lysvės neželtų. Na ir viskas. Ir šeimininkiai gero derliaus, tikiuosi viskas augs ir lauksim nuotraukų ir gražių derliaus vaizdų. Taip. Ačiū labai.